Ir jums. Ir jūs negalėsite atsakyti be 3 nuostabių merginų, kurios toj įeis į studiją. Prašom, merginų. Taigi, štai matote 3 merginas. Turite atsakyti, kokią mūsų heroję žmonės mato gatvėje. Pirmas variantas. Mergina dideliais papuošalais ir laisvais rūbais. Ji mano, jei puoštis, tai puoštis. Rūbas turi būti laisvas ir patogus. Jos stilius laisvas, neįpareigojantis. Neklausysi dabar užsurus. Antras variantas. Mergina su aptempta suknele išryškinančia figūrą. Ji mano, kad rūbas turi nekristi į akis, bet turi pabrėžti figūrą. Jos stilius ekstravagantiškas ir klasikinis. Trečias variantas. Mergina pasipuošusi ryškia gėlėtą suknelę. Ji mano, kad žmogus turi būti ryškus ir matomas. Bateliai pagal nuotaiką. Jos stilius laisvas, linksmas ir ryškus. Ir visos aiškiam lūpom atėjo, nu? Šarūnai, gali pribėgti ir palyginti lūpų dažą. Tikrai, nu, ką čia, dieve mano, sėdėti? Pagal šitą lūpų dažą, tai bus vidurinis variantas, pagal visus praktiškai. Na, matai? Jūs nusprendėt? O ką aš žinau? Tu ateik, aš nežinau. Ką aš dabar bėgiuosiu? Aš galiu pasakyti savo nuomonę. Tai yra, ta moteris, man atrodo, sprendžiant iš visų jos asmeninių daiktų ir iš tų variantų, kuriuos mes, taip sakant, pramaklinom ir galbūt sugalvojame jau teisingą atsakymą, mano nuomonė, ta moteris turėtų atrodyti kaip vidurinioji mergina. Tai yra, jos drabužiai turėtų išryškinti jos kūno linijas. Koks būtų įdomus pastebėjimas, iš tikrųjų visi 3 variantai iš tikrųjų šią viešinę atspindi dalinai. Iš tikrųjų tai yra kaip mozaika, iš 3 galima būtų šią viešinę, sakykime, galbūt ir sudėti, bet mums vis tiek reikia vieno. Norėčiau turbūt pritarti vis dėlto Aušrai. Tai dabar man gal reikia nepasikliauti savo kolegėmis, o pasikliauti šeštojo jausmo, ar ne? Kodėl aš atsisakau mėlynos merginos, aš to paaiškinsiu, nes žiūrint į tos moters papuošalus, kuriuos mes turim, tai yra tikrai pakankamai prabangus papuošalai ir man tiesiog nesiderintų, kad ta moteris susidėtų plasmasinius karolius, plasmasinius auskarus ir plasmasinę apyrankę. Tai jeigu net yra prašytas tas aprangos stilius, galėtų jai tikti, bet vis tiek, na, pasižiūrėk, Šarūnai, dėl kuo aš argumentuoju. Bet Aušra čia gatvėje. Tai gatvėje, bet moteris, kurie yra 42 metai, nu neginai dėsis tau plasmasinius papuošalus. Nu jo, gal tai teisingai. Na, nežinau. Bet jeigu neteisingai, tai paskutinį kartą. Na gerai, mane galėsi paspauti, užkulsiuoti. Sakyk, mes, aš kaip suprantu, tu čia neįnešė jokios savo dalies. Absoliučiai, tai prašom, koks jūsų atsakymas? Renkamės juodąją mergaitę, vidurinėje. Merginos, jeigu atsakymas teisingas, pakelkite. Tai... Mano stilius klasikinis. Aš nemėgstu labai per daug ryškiai rengtis. Man patinka, kad labiau pabrėžtų mano asmenybę rūbai, o ne kad aš paskęsčiau juose. Ir kad tie rūbai, tiesiog eitų rūbai, o ne aš. Nes aš esu avinas, man reikia savo asmenybę parodyti. Todėl aš labiau renkuosi klasikinius, tokius retro rūbus. Man patinka saikingas puošnumas, pabrėžiantis mano figūrą. Taigi, rezultatas.